Sakyčiau, kad mes žengiam Lietuvoje dabar pirmąjį žingsnį, ne tik mūsų įmonė. Įmonė mūsų jau gal 5 metus skaitmeninį modeliavimą užsiima. Mes ir Rusijoje, Ingušijoje statėme, projektavom gamyklas. Užsikabinau pirmiausiai nuo to, kad labai patogu yra projektuoti būtent konstruktyvą. Architektūrą mes nuo seniau turėjom Archikedą ir naudojomės juo. Sugebėjome pademonstruoti savo darbą ir forume, ir pakankamą pripažinimą, manau, šlovingą pripažinimą, kaip maža įmonė turėjome. Pamažėle klimpom gilyn ir gavosi ne tik tai, kad mes architektūrą, konstruktyvą, bet ir kitas dalis įsigijom. Aš manau, kad pati idėja yra modeliuoti statinius. Tai yra visa ateitis mūsų. Ateitis, kada žmogus tikrai žino, kiek pastas gyvens, ką planuoti vėliau toje vietoje, ar tai ir kiek tu suteiksi tam savo dėmesio ir kiek jisai galės ir atsipirkti ir galės būti pritaikomas keliom kitom veikom. Nebūtinai dabar tai šiai dienai norime mes koncertų salės, jis gali būti gyvenamas statinys. Ta visą galima sumoduliuoti, nekeičiant konstrukcijų, kad būtų galima tik funkciją pakeisti. Tai vat statinio skaitmeninis arba informacinis modeliavimas. Tai yra projektavimo esmė ir tai, aš manau, pagrindas ateičiai kloti tikrus santykius su užsakovu. Projektuojant modelyje, tu turi visą erdvinį vaizdą, visas, matai, tūrius, plotus, aiškiai galima tam modelyje visokius pjūvius darant įeiti į pastatą, pamatyti ir vizualiai vaizdžiai, ir pločius laiptinių, ir koridorių, ir net ir durų, kaip tai bus, jeigu ten kažkokios įdėsi mažesnės duris. Tai yra apčiuopiamas daiktas. Projektavimas iš esmės tai yra užsakovo idėjų realizavimas. Jis turi įsivaizduoti, kaip jisai elgsis, kaip statinys tarnaus, koks jo ilgaamžiškumas, kaip funkcija atitiks tą, kurią jisai sugalvoja. Tai 2D projektavimas ne visada pradiniai stadijoje gali suteikti pilną informaciją užsakovui, ar tai pasiteisins. Ir ne kiekvienas paėmęs tą popierinį brėžinį supras, kaip ten kas išdėstyta. Jeigu dar pastatas sudėtingesnis keliais lygiais, ar ten reljefas kažkoks yra ar panašiai, o jau šitą modelį jisai tiesiog gali pasivaikščioti ir pasižiūrėti. Aišku, sukurti modulį užtrunka ilgiau negu 2D. Tai be abejonės, kad tai yra jau darbas intensyvesnis ir intelektualesnis. Tačiau po to rezultatas yra, jis atperka visą kitą. Mes projektavom, mūsų toks startinis buvo projektas, tai Marijampolės pataisų namų rekonstrukcija. Mes savo iniciatyvą projektavom šitą biną. Ir pasikvietėm užsakovą, pristatėm šitą variantą. Tai buvo jie labai sužavėti, žiūrėdavo pas mus projektorių ir aišku, į pastabų sulaukdamės iš jų jiems daug aiškiau. Buvo visas vaizdas, negu ten kažkas ant popieriaus rodėta. Tu gali pasivaikščioti, tu gali pakeisti netgi, tau davus žalią modulį, tu gali keisti sienų spalvas, grindų spalvas pats. Tu gali tiesiog susikurti savo jaukumo ir jeigu dar priemonė yra, kaip čia dabar jau šiuolaikiniai, turbūt nuo čia keli metai, tai yra naudojama tie daugiausiai vaikai žaidimų, tai akiniai, reiškia turiniai arba erdviniai. Tai tu gali tiesiog pasitikrinti, atsidarinėti tam tikrus įrenginius, pasileisti, tu gali įeiti į kiekvieną patalpą, apsižvalgyti, pasikeisti spalvas, tu tiesiog jį gali dar prieš statant susigyvent su juo ir žinot, ką tu turėsi. Tai yra taip pat neįkainojamas dalykas, nes tai vat būtinis paprasta galimybė, kuri tau užtikrina jau, nekalbant apie jo konstrukcijas, užtikrina tavo buities sėkmę.